mes esam savo nakvyniai ir mes gavom pasiūlymą varyti į safarį. Kodėlgi ne, varom į safarį? Pasirodo, čia kažkur netoli yra dramblių kažkoks tai rezervatas, jie turi džipą, susimokėsime čia po kažkur 30 eurų, bet čia už viską, įėjimą į nacionalinį parką, už džipą, žodžiu, visą pramogą. Sako, varom, kodėlgi ne, kaip dažnai mes gaunam varyti į safarį, ne? O, mūsų džipas atvarė. Eik, visą su tokiu varysim. Nice to meet you. Nice to meet you. I am Nalagar. Raimondas. Bye. Tai va ta močiutė, kuriai mes pamujavom ir suorganizavo visą šitą dalyką. Mes važiuojam internete kainas, tai mums gaunasi čia pigiau. Čia, kaip suprantu, jie per draugus kažkokią čia turi tą džipą. Pažiūrėsim. Nu va, sustojom. Nuėmė stogą mums. Tai dabar važiuosim štai šitaip. Varom į safarį. Įdomu, ar čia nuskemės mus ar ne. Tikiuosi, mes vieną dramblį pamatysim. Mes sustojom šiek tiek, nes jis nuėjo pasimelsti. Ką tik pasakė, jog jis nuėjo ten pasimelsti tam, nežinau, kažkokiam ten dievui visgi kitos religijos, jog mums būtų ten saugu, nes ten daug laukinių gyvūnų yra ir tam, kad mums būtų saugu, jis pasimelti už mus. Ačiū. Dramblys priekyje. Drambliukas, laukinis. Eik, tu saugos fainas. Tiesiog, vaikšto savo, po miestą. Gražuolis drambliukas. Prie šventyklas nuėjo. Tai mes jau atvažiavom į parką, parodysiu. Čia reikia daug džipų. Man visai įdomu, ant kiek, kai tiek daug automobilių važinėjasi, taigi vis tiek gyvūnai pasislėpia, bet jau aš taip įsivaizduoju. Bus matyt. Mūsų vairuotojas išėjo nupirkti mums bilietų, paslaugus žmogus, viską padarė už mus. Ir dabar laukiam. Viskas, pradėjom kelionę vidų. Žiūrėsim, ar sutiksim kokių dramblėnų čia. Mums davė šiek tiek taisyklių. Sako, jeigu matom kokį gyvūną, mes jam pasakom, jis sustoja, nes jis nemato realiai nieko. Jeigu mes jau norim varyti toliau, taipogi pasakom, nes jis nežino, kiek mes laiko norim žiūrėti tą vieną dramblį. Tai žiūrėsim. Kažkas kamštis. Kiek dramblių pamatysim? Manau, kad bent kokius 3. Tikiuosi. Aš norėjau bent vieną dramblį pamatyti, vieną jau pamačiau. Tai realiai mūsų pinigai išleisti buvo puikiai. Čia šios va kaip koks National Geography videografas ieško visur dramblių ir kitos laukinės gamtos pėdsakų. Bet nematau. Mes matome laukinės gamtos kakučius. Reiškia, einam, tiksliau važiuojam, tinkamą pusę. Užuodžiu aš juos. Visai įdomi idėja, kad mes jam turim pasakyti, jeigu pamatysim dramblį. Ar kažką tais. Tenka patiems galvoti dabar. Žiūrėti, žvalgytis. Galima čia akise nuo to saulės mirguliuoja, kiekvienas krūmas gyvūnas iš vasyram. Matom dar vieną pėdsaką. Važiuojam tinkamu keliu. Įdomus kelio ruožas priekyje. Įsikibkime. Ar nemėginsim? Nevažiuosim? Dabar aišku, toliau. Be šansų. A jis ar mėgins? Žiūrėk, išvadino mūsų vairuotoją pusių. Bailių. Irgi. Ne, tu nepravažiuosi. Ja. Drambliai pakišo spąstus mums, pakliuvome jų klimpes. Jie specialiai ten padėjo savo šūdą, kad ten galvotume. Drambliai protingi, ne? Jo, prišiu, kad niekad nepravažiuosi. Važiuojam dabar kitų kelių mes. Drambliai nepabėgs nuo mūsų. Nežinom, kurie yra. Žiūrėk, kokią duobę dramblys iškasi, matai? Rodo savo, kad ten medžio
yra erelių lizdas, o, pamiršau lietuvių kalbą, visai angliškai šneka. Drambliai vėl spąstus mums padarė. Mane, kad mums dėmesį nukreipsiu su erelių lizdu. Ne. Mes žinom, kad čia jūsų spąstai. Mes atvažiuojam. O, važiuoja kažką gelbėti medikai. Praleiskim. Dramblys jau dar vieną auką paėmė. Ir siekitės ramybėj. Ir matom, jau daug žmonių stovi prieki. Tikriausiai jau koks nors drambliauskas išlindęs bus, ne? Eina, pažiūrėsim. Eiktų savo kiek tų mašinų. Mūsų vairuotojas yra genijus. Pamatė, koks ten kamštis, apsisuko ir tikiuosi, tikriausiai dabar jis į kairę važiuos. A ne? Jo. Pamatysim galbūt iš kitos pusės viską. Kol anie vairuotojai žaidžia šaškiam, mūsų žaidžia šachmatais. Blokadą surengė mums drambliai. Paleido. Šį dramblio čia nepamatėm. Žinokit, pasakysiu tiek, aš niekada nesivaizdavau, kad safari gali būti toks smagus dalykas. Nes aš visą maniau, safari susėdi, gyvūnėlį, žiūri jos, viskas. O čia mes turim patys ieškoti visokius, duoda mums tokių užuominų, kurie galėtų būti, kaip tie drambliai, pavyzdžiui, turėtų elgtis. Nes dabar kitoj pusėje daug žmonių, tai sako, turėtų čia dabar ateiti galbūt. Labai įdomiai. Matai? Radom dramblį. You can only see his butt. Drambliuką matom. Eiktų savo. Per kamerą galbūt nesimatė, bet jis slepiasi ten už medžių. Pamatėm dramblį. Tikiuosi per kamerą matęs, nes ten mano akimis vos matėsi. Mačiau šiek tiek tą akytės, ausytės. Tiek įsimatė. Ten už krūmų yra. Drambliai ateina. They eat 250 kilograms of food? Okay. Tai vienas dramblys suvalgo, ateina. Suvalgo 250 kg maisto, didesnį dar daugiau. Privažiavo daugiau tų džipų, nuvys mūsų dramblius. Nusprendėm tą dramblį palikti ramybėj, nelenda laukan, gerbkime jo pasirinkimą, nori būti paliktas ramybėj. Eisim ieškoti kažko kitko. Sako, dešinėj pusėje dramblį galima matyti. Labai matau. Kur tas dramblys? O, I see it, yes. Pažiūrėk, straublys matosi. Galva. Va ten. Tai. Važiuojam pas dramblį. Laukinis dramblys. Va tokius dramblius jums rodytų, nei tos sanctuarius visokius varyti. Kur leisgyvi dramblį, blemba, glost reikėjo. Eik tu savo, kaip fainiai. Žiūrėkit, vis daugėja tų džipų. Atrodo, jau mažiukas, jau slepiasi. Viskas. Mažiukai jau per baisus tie džipai. Tai va, rašė tiek informacijos apie Šrilankos drambliukus. Tai pasakė, kad jų ūgis, bent jau patelių, būna apie 3 metrus, retais atvejais iki 4 metrų. Svoris apie 3 tonus. Tai visi gyvūnai dideli. Bet maniau didesni. Tikriausiai siek pagrindė tos dramblius, kuriuos mes matome per filmus, filmukus ir panašiai, yra Afrikos drambliai, kurie, man atrodo, yra didesni negu Azijos drambliai. Jie visi skiriasi, ir spalva skiriasi, ir ausis skiriasi šiek tiek. Žiauriai įdomi visi. Nu va, paliksime šitos drambliukus. Prisižiūrėjom, gal dar pakeliu suteiksim kažką tais. Reiktų, sako, okei, jie mėly.
Ypač tas mažiukas, fainiukas, žiauriai fainas. O taip sunku yra, mes važiuojame, bet visokie akmenys būna. Aš jau noriu sakyti, dramblys. Bet ne tik akmuo. Gal čia mes krokodilų ieškom. Gal krokodilų bus? Ar ir kur vienas krokodilas? Nu jeigu buvo krokodilo, nebėra. Privažiavom dar vieną drambliuką. Ei, čia jų daugiau. Aš 3 matau. Turim drambliuką ir dramblienę. Gal dar drambliauską, bet nežinau kaip čia veikia. Pereina kitą pusę, davė vietos. O, ir išeina visi. Tai pamatėm dar drambliukų, bet jie išėjo savais keliais. Eik, tu sako, kokia faina šeiminėlė. Čia va, vandens tie buivolai. Jaučiai. Fainiai. Dabar sakėm, važiuosim prie kažkokio akmens, ant kurio galėsim užsilipti. Turėtų vaizdas bus gražus ant ten. Nu va, paleido mus. Sako, vat, lipkit ten, kažkaip užsilipsim ant šio akmens. Tai ir varom, pažiūrėsim, kas ten gero bus. Taigi, kaip įdomi atrodo tas akmuo. Serpantinais reikės lipti. Nu va, užlipam į viršų. Va, pažiūrėkit kokie vaizdai. Ten visur visokie kalnai. Čia žiūrėkit koks akmuo. Nežinau, akmuo ar kalnas? Ne, čia jau kaip kalnas gal atrodo. Nes nusverė, ko akmuo nuo kalnų skiriasi. Ne, suprantu, nes aš nesu akmenų ekspertas. Žiūrėkit, saulutė leidžiasi. Kaip gražiai atrodo. Gerai, pasivaikščiom čia, lekim toliau į savo džipą, žiūrėsim, kur toliau važiuosim. Pats geriausias būdas prasivėdinti po 35 laipsnių dienos karščių. Nu, sveiki. Atvažiavom pilnai ir sutemų. Tai tiesiog nuėjom, mumis gerai paleido prie tos vietos, kur mes valgėm vakar. Ir galvojom, nesuksim savo galvos ir atėjom tiesiog vėl tą pačią vietą. Tai šįkart pasiėmiau jau aš nelabai tradicinį patiekalą. Nežinau, tiesiog taip baisiai užsimaniau. Pasiėmiau vištienos burgerį. Šri Lankoje. Urtė tai tradicinė pasiėmė vištienos karį, aiškus. Bet kad balansas būtų kažkoks, tai pasiėmiau tradicinį gėrimą, tą indišką, lasį, tas toks jogurtinis kažkoks gėrimas. Tai aš vienu žodžiu nufilmuosiu, kaip atrodys burgeris ir man tuos video ten ir baigsime. Vienu žodžiu visai pamiršau, kad sakiau, kad nufilmuosiu savo gėrimą. Nu tai va, gėrimas. Labai ilgai laukiam savo maisto, tai atnešė gėrimus, mes jas išgėrėm, žiauriai norėjom kažką atsigerti. Tai skanus buvo šitoks, toks jogurtinis, gėrimas su vaisių prieskoniais. Jokio patingo, kai būna tie gėrimi jogurtai, tai kažkas panašaus. Tai laukiam toliau burgerio. Nu va, ir atėjo mūsų maistas. Tai Urtė pasiėmė jau tradicinį vištienos karį, atrodo žiauriai skaniai. Ir tada mano, atrodantis ne kažką burgeris, bet ką padarys. Ir dar pasiėmiau alaus. Tradicinio liūto lagerio. Tai mes iškart įsipylėm į puodukus ir sakė būtinai paslėpti butelį. O paslėpti dėl to, jog jie neturi licencijos pardavinėti alkoholio. Tai... į sveikatą. Metas paragauti. Aš jau beje bulytės paragavau. Dabar ragausim mes savo Šri Lankos burgerio. 3% baterijos matau liko, tai reikia paskubėti. Į sveikatą.
labai daug bandelės. Bet žiūrėk, skanu. Dabar smėjom, kaip už, man tos 4 eurus mokėjau, ne, 5, kaip už 5 eurus, su eis, su bulvytėm, su visko. Bus gerai. O kaip tavo patiekalas? Tai labai skanu. Labai skanus. Neštus? Tai gerai. Aš suvalgau, tada mes dar taip pat susimatysim. Nu va, mes jau suvalgėm. Oi, koks šešėlis krenta. Tai einam mes jau namo. Pakomentuosiu apie maistą. Tai burgeris, toks 50-50, kaip sakant. Šiek tiek sausokas, bet suėjo. Tiesiog jau labai norėjęs kažkokios bandelės man įmesti savo sprandį. O urtės patiekalas, tavasme, superinis, sveikas, skanus, biški gailėjausi, kad nepasiėmiau jos patiekalą, bet jau ką padarysi. Kokteiliukai, sultytės, labai gerai. Alus, kaip alus, ką žinau, primena švyturio, ten visus tos švyturio ekstra, kaip jis ten vadinas. Tai normaliai, viskas kainavo apie 13 eurų be arbatos. Tai gerai, kaip vakarienė. Aišku, čia turistinė vieta, tai ir kaina šiek tiek yra didesnės negu kitose vietose. Bet yra kaip yra. Gerai, mes jau einam link namų, eisime miegot ir mes palaukit. Mes taip, susitiksim kitame video, bet pirmą jūs turite paspausti laiką, subscribe, parašyti kokį nors nesąmonę į komentus ir mes susitiksime tada jau tikrai kitą savaitę. Iki!